Kadangi konferencija vartotojams, tai ir daug sektoriaus profesionalų ūkininkų tikrai daug ką tą išmano, tačiau norim parodyti tą vartotojui. Kaip sakėm, kažkada visas maistas buvo ekologiškas. Ir kada tas buvo? Tai Žemė kaip planeta, kaip matom, egzistuoja virš 4,5 milijardo metų. Protingasis žmogus, vienareikšmiškos nuomonės nėra, yra apie 300-400 tūkstančių metų. Žemėje gyvena. Žemės ūkis kaip toksai, manoma, jau taip aktyviai buvo praktikuojamas prieš maždaug 8500 metų ir ėmė sparčiai plisti. Kas įvyko? Įvyko chemijos pramonės revoliucija 1880 metais. Kaip ir daug kas moksle prasidėjo nuo klaidos arba atsitiktinumo. Tai vynuogių augintojai Prancūzijoje, norėdami apsaugoti vynuoges nuo vaikų vagysčių, panaudojo bordo mišinį ir po to pastebėjo, kad tai turi labai didelį poveikį, vynuogių ligoms. Ir tai tapo labai patogu kontroliuoti tam tikrus procesus. Ir su cheminės pramonės revoliucija prasidėjo organinių pesticidų naudojimas, kuris vis dar tęsiasi ir iki šiol. Taigi chemizuotas ūkis, kurį vadiname įprastiniu, egzistuoja iš esmės tik kiek daugiau ir 100 metų. Tai iš mūsų gyvenimo ir laiko perspektyvos tai atrodo, kad jis yra įprastinis, bet jeigu mes žiūrėtume iš to, kiek egzistuoja žemės ūkis mūsų žemės planetoje, tai yra labai mažas laiko tarpas. Tai netaip seniai visgi buvo visas maistas ekologiškas, o kaip Silvestras sakė, tiki, kad ateis tokie laikai, kai jis vėl visas bus ekologiškas. Kodėlgi mes vartotojai turėtume rinktis ekologišką maistą ir ką parodė ir jūsų atsakymai, tai iš tikrųjų ir visuomenės apklausose pagrindinis atsakymas būna, kad tai yra palanku mano sveikatai. Tai yra maistas be cheminės taršos, tas iš tikrųjų plačiai yra diskutuojama ir tikrai vartotojai, kurie renkasi, iš esmės įvardina 3 šitas priežastis, dažniausiai 2, net trešiniapurškių sako, ir dar kartais, kad be genetiškai modifikuotų organizmų. Taip, tai yra tiesa, šitojame ekologinės gamybos būde yra draudžiama naudoti sintetinius pesticidus ir sintetinės trąšas, ką minėjau jau ir kolegai, ir genetiškai modifikuotus organizmus. Bet yra šiek tiek daugiau ir plačiau. Tai jau ką ir kalbėjom, tai yra švaresnė aplinka, gyvūnų gerovė ir kraštovaizdis mums patiems. Dėl švaresnės aplinkos, ką mes galime padaryti, tai Vilniaus universiteto informacija, kad vis dėlto, kaip žinote, Baltijos jūra yra viena užterščiausių jūrų pasaulyje šiuo metu ir jos ekologinė būklė labai sparčiai blogėja. Žemės ūkis yra viena iš dalių, kuri prisideda prie šitos taršos. Tai mažiau naudoti ant mineralinių sintetinių trąšų, kurios tikrai greitai tirpsta ir greitai įsiplauna, yra mažas prisidėjimas prie mūsų aplinkos gerinimo vis dėlto. Tai mūsų pasirinkimas ekologiško produkto, kaip sakėmės, galbūt per vieną naktį ar dieną nepersime to, bet mažai žingsneliais, kaip visuomenė, kaip didelė masė, galėtume prisidėti prie aplinkos gerinimo ir taršos mažinimo. Kiek vertas yra vaizdas pro mūsų langą, kitas klausimas. Turbūt šiai dienai daliai visuomenės sudėtinga iš tikrųjų, nes mobilieji telefonai labai paėmė daug mūsų dėmesio ir kartais mes automobilį jau į kelią nežiūrim, o ką jau kalbėti, kad pažiūrėti pro langą ir ką mes matom. Pastaraisiais mėnesiais iš tikrųjų suintensyvėjo šitos diskusijos, mes pradėjom stebėti vaizdą pro langą, kai pradėjo statyti vėjo jėgaines. Atsipūdo žmonės ir pasakė, kad man darbo kraštovaizdį. Nors iki tol iš tikrųjų monokultūrinių pasėlių laukai ne visiems užkliuvo. Tikrai daugam yra gražu, didžiulis žydintis rapsų laukas. Galinis, bet jisai turi irgi savo kainą gamtai. Ta pati iliustracija iš tikrųjų, kuri rodė kolegija, kaip matot, industriniam žemės ūkyje, tai yra vis tiek
dažnai nusausinami buvo plotai, neturim kažkokių natūralių vandens telkinių, tada dideli monokultūrų pasėlių laukai, tai reiškia, turim mažesnę rūšių įvairovę, atitinkamai tada, kur didesnė koncentracija, atsiranda didelis kiekis kenkėjų, kurie neturi natūralių priešų. Naudojama sunkiai, ypač galinga technika, kuri slegia dirvožemį ir taip kenkia dirvožemio būklei. Vėlgi laukų derliaus nuėmimo technologija dideliam lauke, bet kaip matote, ten irgi važiuoja 3 kombainai, vienas šalia kito, tai yra sudėtinga pasitraukti, reiškia, tam lauke gyvenantiems gyvūnams ir nebūna į kur, nes tie laukai tokie dideli ir bekraščiai. Bet viskas gerokai pasikeičia, kai mes turim netokiais dideliais laukais ir su didesnė rūšių įvairovė ūkininkavimą, kuomet tarp laukų turim želdinių juostas, kuomet derliaus nuėmimą organizuojam iš lauko vidurio į pakraštį ir taip gali pasikrauti laukiniai gyvūnai. Netoli tarp laukų esančias tas juostas turim saugoti natūralių vandens telkinių, laisvai laikomus gyvūnus, nes kaip minėjo ir Silvestras, tai turi savo kainą. Kai industriniam ūky mes laikom gyvūnus labai tankiai, uždarytose patalpose, tada mes turim visas ligas, kaip žinote, plintančias ir tai yra sudėtinga jas kontroliuoti, prašome, kaip minėjau, kompensacijų, bet iš esmės ar ne mes tą patys iššaukėm su ankstesniais savo veiksmais. Taigi, kiek verta, tai gyvūnų gerovė yra įvairių iš tikrųjų mąstymų ir diskusijų, kad tai yra per daug dėmesio kreipiama į gyvūnų gerovę, tačiau visi turbūt turi turėti galimybę elgtis taip, kaip jie nori ir mažiausia, kiek jiem yra pagal prigimtį duota. Tai tikrai turi turėti gyvūnas galimybę ir apsisukti, ir laižytis, kasytis, mojuoti sparnais, tą numato ir ekologinės gamybos reglamentas. O įgyvendinimas jisai dažnai yra nematomas, kaip sakėme, ir pačiam vartotojui. Ir tos taisyklės yra pakankamai techniškai sudėtingos, apibrėžtos įvairiais plotais, techniniais parametrais patalpų, su kuo jau po to susiduria kontrolės vykdantys žmonės ir tą skaičiuoja, bet ekologiniam ūkiui pamatysit gyvūnus lauke. Kai važiuosit ir pamatysit tos laikomus lauke, negu kad industriniam prieš tai, kaip ir matėte, tam piešinėlį jie yra uždaryti tik patalpose dažniausiai. Čia yra šiek tiek nuotraukų iš asmeninio archyvo, kad laisvai laikomi gyvūnai ir kaip tenkinami jų poreikiai tikrai atrodo laimingesni. Taigi tikrai rekomenduoju visiems rinkis prekę lietuvišką, ekologišką, nes, kaip sakėm, visi kartu turbūt galim pakeisti tinkamą linkme. Reikia būti sąžiningiems. Ūkininkui ekologinis ūkininkavimas yra sunkus. Jis nėra patogus, tai nėra lengva kontroliuoti, kaip sakyti, tam tikrus procesus labai lengvom priemonėm. Ir tas nepatogumas nėra tik tai, kad tu gaišti laiką. Tai kainuoja ir pinigus. Dėl to tie ekologiški produktai yra brangesni. Ne dėl to, kad tai yra madinga, kad tai yra viskas paženklinta žaliom etiketėm. Tai yra dėl to, kad tie žmonės dirba sąžiningai, to darbo reikia įdėti daug ir už sąžiningą darbą turėtų būti sąžiningai ir atsiskaitoma. Tai prisidėdami prie ekologiškų produktų pasirinkimo, o ypatingai lietuviškų, ką aš minėjau, tai prisidedam ir prie savo kraštovaizdžio, savo šalies, prie savo vandenų tame tarpe ir Baltijos jūros apsaugos, remiam savo ekologinį ūkininkavimą, tai savo šalies ūkininkus. Tai tikrai dar kartą siūlau rinktis ekologišką lietuvišką mėgį.